Tai turbūt yra pats keiščiausias dalykas, kurį būsite girdėję. Egzistuoja religija, kurioje Dievas yra skraidantis makaronų monstras. Ir ne, čia ne interneto bairis. Toks tikėjimas vadinamas pastafarizmu ir supaprastinus atsirado kaip protestas prieš religijos kaip moksliškai lygiavertės alternatyvos evoliucijai dėstymą mokyklose. Šiandien pastafarizmas turi bendruomenės, simbolius, tekstus, ritualizuotų praktikų. Tačiau religijotyroje vis tiek yra apibūdinamas kaip parodinė religija ar socialinis judėjimas. Dievas čia Flying Spaghetti Monster. Jo prisilietimas paaiškina viską, nuo visatos atsiradimo iki to, kodėl piratai išnyko. Tai religija, kuri tyčia atrodo absurdiška, kad parodytų, jog kai kurios tikėjimo sistemos veikia lygiai taip pat. Noriu sužinoti daugiau įdomybių, į ką tiki žmonės, spausk follow.